Sveiki, pakalbėkime apie trukmės grąžinamų prekių pakavimo standartą. Kiekviena pakuotės dalis yra naudojama ne be reikalo ir turi atlikti savo funkciją. Gamybinių užsakymų pakuotėse naudojami kartoniniai kampai, kad nepasižeistų gaminys. Tada vyniojama į stretch plėvelę, siekiant apsaugoti nuo dulkių ir surišama pet juosta gaminio stabilumo užtikrinimui. Tuo tarpu plokštė dėl savo dydžio yra pakuojama kiek kitaip. Iš apačios dedama padėklinė plokštė arba HDF-as, iš viršaus dengiama kartonu ir surišama pet juosta. Tai produktas yra tinkamai apsaugotas. Tačiau mes dažniausiai gauname tokius grąžinamus užsakymus ir prekes. Šis užsakymas grįžo iš kliento visiškai nesupakuotas ir be jokios identifikacijos, o didžiausia bėda, kad per visą lapą eina didelis brūkšnys. Kartais gauname ir gamybinius užsakymus, identifikacija yra, o užsakymas nebuvo supakuotas ir dėl to jau yra purvinas. Liūdna statistika yra tai, kad kas ketvirtas grįžtantis užsakymas į trukmę jau yra nebenaudojamas. Todėl, norėdami sumažinti broko kiekius, nuo šiol priimame tik užsakymus pakuotus pagal trukmės standartą.